Taigi paskutinis psichologinis archetipas yra socializeriai. Tai yra žmonės, kurios domina labiausiai ne tiek žaidimo kontentas, kiek kiti žmonės, su kuriais jie kartu žaidžia. Jiems žaidimas tai tiesiog yra bendravimo erdvė. Pagrindinis tikslas yra susipažinti, suprasti žmonės, užmegzti naujus santykius ir kažkokios tai konfrontacijos jiems gali būti tiesiog tik tai impulsyvus dalykas, pavyzdžiui, kerštas už kažką tai. Jūsų socializerio subkategorijos yra networkeris ir draugas. Networkeris, jisai stengiasi surasti kitus žmonės dėl kažkokių tai tam tikrų priežasčių. Jisai stengiasi pažinti visus aplinkinius, kas aplinkui jį yra. Nesvarbu, ar jis iš anksto pažįsta tos žmonės ar ne, bet jeigu kažkas yra jo aplinkoje, jisai stengiasi apie kiekvieną žmogų sužinoti kaip galima daugiau. Ir jisai žino, ką tie žmonės aplinkui, ką jie gali, ką jie moka, kokios galima gauti iš jų naudos, ką tu jiems gali pasiūlyti. Ir jie sprendžia, su kuo apsimoka bendrauti ir su kuo neapsimoka. Jis yra socializeris, bet tiesiog jeigu žmogus jam atrodo nenaudingas, jis su juo iš principo ir neturės jokių ryšių. Tuo tarpu draugas, jisai bendrauja pagrindę su pažįstamais žmonėmis. Jisai ateina žaisti šitą žaidimą galbūt todėl, kad jo pažįstama žaidžia ir iš esmės tik tai su juo bendrauja su tam tikrų uždarų ratų. Kartais į tą ratą ateina naujų žmonių, jis pradeda su jais bendrauti, bet visi kiti už jo pažįstamų rato, jisai nelinkęs ieškoti su jais labai didelio kažkokio tai artimo kontakto. Jisai gerai supranta tos žmonės, kurie yra jų aplinkoje, jam patinka jų kompanija ir jisai priima visus jų trūkumus, kokie jie bebūtų. Taigi, galvodami apie šitą psichologinį archetipą ir kurdami savo žaidimą, jūs turite padaryti sekančius dalykus. Jūs turite turėti kolektyvinius iššūkius kažkokius. Tai yra, jūsų žaidime turi būti tam tikras kontentas, kurį galima padaryti tik tai grupiai žmonių. Ir tai yra iš esmės tai, kas socializeriui yra įdomiausia, nes jisai nemėgsta žaisti vienas, jisai mėgsta žaisti su kitais žmonėmis. Kitas dalykas yra ekonominiai ryšiai. Jeigu jūsų žaidime yra kažkokia tai ekonomika, yra kažkokie resursai ar dar kažkas, tai jisai žais žaidimą apie ekonomiką, nes tokiu būdu tai išplės jo bendravimo ratą. Ir jam labai yra svarbu bendravimo kanalai. Taigi žaidime, jūs žinot, kad turėsit socializerių, iš tikrųjų iš visų žaidėjų grupių šita turbūt yra pati didžiausia. Jūs turite pagalvoti, kaip žmonės jūsų žaidime bendraus vieni su kitais. Ir dažniausiai viskas daroma paprastai, tai yra tiesiog pokalbių kanalas, kur jūs galite parašyti kažkokią tai žinutę ir visi žaidimo kanale esantys žmonės pamatys ją. Arba kažkam parašyti privačią žinutę. Ir paprastai visi žaidimų kūrėjai jie tuo ir apsiriboja, bet turėdami omeny, kad socializeriai yra didžioji dalis jūsų žaidėjų, galbūt reikėtų tuos visokius kanalus juos išplėsti, jūs turėtumėte padaryti galbūt jiems daugiau kažkokių tai įrankių, palengvinti emocijų perdavimą, su kažkokiamis animacijomis ar vaizdeliais kažkokiais. Iš esmės visą tai, kas yra daroma Skype ir kitose internetinio virtualaus bendravimo kanaluose. Kitas dalykas, šitie sekimo priemonės. Kadangi socializeriam yra svarbu žinoti, kas yra aplinkui juos, jie nori žinoti, kada tie žmonės, kurie yra jiems svarbus, kada jie atsiranda žaidime. Nes, žinot, aš galiu, pavyzdžiui, žaisti ten nuo 5 iki 6, o kažkas ateis po 6:30, arba galbūt kažkas, ko aš laukiu, tik ką išėjo prieš 15 minučių ir negrįž. Taigi, būtų svarbu žaidime įdėti taip pat ir tam tikrus įrankius, kurie leistų socializeriam pasižymėti žmonės, kurie jiems yra svarbus ir sužinoti, kada jie ateina į žaidimą, kada jie išeina ir taip toliau ir panašiai. Taip pat, kadangi reikia gerbti ir privatumą, nes socializeriai kartais bendrauja su žmonėm, kurie patys nėra socializeriai ir jie visiškai nenori bendrauti, reikėtų taip pat padaryti galimybę, kad socializeriai, tie žmonės, kuriuos seka, kad jie galėtų paslėpti, pavyzdžiui, savo buvimą. Nes jeigu kažkoks tai įkyrus socializeris iš manęs visą laiką kažko tai nori, ko aš jam negaliu duoti, aš norėčiau, kad jisai nežinotų, kada aš pasirodau žaidime. Šnekant apie Star Warsų žaidimą. Taigi, ką Star Warsai padarė gerai ir ką padarė blogai, atsižvelgiant į šitą psichologinį archetipą. Star Warsuose nebuvo jokios galimybės sekti kitus žmonės. Prasme,
Aš negalėjau žinoti, kada mano draugai ateina, kada mano draugai išeina. Jeigu aš turėdavau kažkokį tai žmogų, kuris mane persekioja, aš negalėdavau nuo jo niekaip pasislėpti. Kadangi socializeriam įdomu būti žinomiems dėl paslaugų, vėlgi čia yra tas pats, ką aš jau pasakojau, sakydamas apie achieverius, apie jų tą sukurtą, reiškia, daiktų gaminimo sistemą visą ekonominę. Kadangi sistema, kaip aš minėjau, neveikia, socializeriai tiesiog neturėjo visiškai jokio įrankio bendrauti dėl ekonominių dalykų. Tiesiog, kadangi sistema neveikia, tai socializerius tai paveikia dar blogiau negu achieverius. Nes achieveriam yra svarbu teikti ekskliuzyvinės paslaugas. Tai yra tas, kurios yra pačios aukščiausios, didžiausios ir geriausios. Tuo tarpu socializeriam nesvarbu, ar paslauga yra ekskliuzyvi ar ne. Jie tiesiog mėgsta teikti paslaugas, nes jie mėgsta bendrauti su žmonėmis. Ir jeigu achieveriam šita ekonominė sistema tiesiog neleido teikti tos vienos paslaugos, tai socializeriam neleido teikti viso komplekto. Tai yra visa ekonominė sistema žaidime buvo tiesiog beviltiškai nereikalinga niekam iš viso. Kitas dalykas, kuris mano galva labai pakenkė socializerių bendravimui Star Warsų žaidime, yra logistika. Kaip minėjau, socializeriai mėgsta žaisti kartu su kitais žmonėmis. Dabar BioWare'as kurdamas Star Warsus, tai yra žaidimas apie žvaigždžių karus. Tai yra galaktikos, planetos ir taip toliau ir panašiai kosminės kelionės. Jie stengiasi sudaryti įspūdį, kad pasaulis yra labai didelis. Ir todėl kelionė iš vienos planetos į kitą, tai buvo pakankamai, tai buvo kelionė. Tai nebuvo taip, kad aš esu vienoje planetoje, paspaudžiu vieną mygtuką ir staiga atsirandu kitoje planetoje. Aš turėjau, būdamas kažkokioje planetoje, aš turėjau nukeliauti iki kosmouosto, perbėgti per kosmouostą iki tam tikro lifto. Tada įlipti į tą liftą, nusileisti į angarą, kur yra mano kosminis laivas. Nusileidęs į tą angarą, aš eidavau į šliuzą ir pamatydavau animaciją, vadinama loading screen, ne animacija, tai tiesiog yra laikas, kada man užkraudavo angarą, tada aš eidavau į angarą, kur stoja mano kosminis laivas. Tada aš perbėgu per visą angarą, įlipu į kosminį laivą, vėl pamatau loading screeną. Pereinu per kosminį laivą prie žvaigždėlapio. Atsidaro žvaigždėlapis, aš išsirenku kelią, kur noriu patekti, man parodoma animacija, kaip aš perskrendu trumpą, tada aš esu planetoje. Pasirenku planetą, man parodo animaciją, kaip aš nusileidžiu. Aš esu angarė, bėgu per angarą iki šliuzo, loading screenas, leidžiuosi į liftu, į kosmouostą. Iš kosmouosto išlendu į planetą ir dabar galiu keliauti. Tai, žodžiu, įspūdis, kad pasaulis didelis yra. Problema su socializeriais kame yra tame, kad jeigu aš turiu draugą, kuris nori mano pagalbos, padaryti kažkokį tai ten nedidelį kažkokį tai questą, kuriam reikia ten kelių žmonių, ne. Jisai kviečia mane, aš esu kitam galaktikos gale, tam, kad aš pas jį patekčiau, man reikia padaryti visą šitą kelią. Pirmin pas jį ir paskui atgal ten, kur aš veikiu tai, ką aš noriu veikti. Esmė tame, kad žmonės tiesiog yra tinginiai ir jie tingi tai daryti. Tu gali tai padaryti vieną kartą, gali padaryti antrą kartą ir viskas. Paskui vietoj to, kad skraidyti ir padėti vienam socializeriui, kitam socializeriui, trečiam socializeriui, tu daugiau laiko skraidai, negu realiai žaidi su tai žmonėm. Taigi, BioWare'as pasiekė savo tikslą, jie sukūrė pasaulį, kuris atrodo didelis, bet jie sunaikino socializerių galimybę lengvai bendrauti tarpusavėje. Taigi, apibendrinus viską, ką aš papasakojau apie Star Wars The Old Republic žaidimą. Kas mano galva įvyko, atsižvelgiant į Bartlio psichologinių archetipų teoriją. Taigi, pirmiausia, žaidime achieveriai greitai perėjo visą kontentą, nes tai yra tai, ką jie daro. Ir kontentas, kuris yra paliktas žaidimo pabaigai, buvo pakankamai lengvas. Jie greitai jį perėjo, kadangi nebuvo visiškai jokios statistikos, nebuvo jokio rungtyniavimo. Jie negalėjo, pavyzdžiui, ten paskui rungtyniauti dėl vieno dalyko, antro ar trečio. Net jeigu jisai ir buvo, kadangi jie negali žinoti, kas yra pirmas, kas yra antras ir kelintą vietą jie užima, jie tiesiog padarė kažkokį tai vieną dalyką tada, kada padarė ir iškeliavo. Nes jiems tam, kad likti žaidime, jie turi turėti tikslą. Ir
tas tikslas iš principo jų formuojamas yra pagal tai, kokią vietą jie užima. Jeigu jie užima, tarkim, ten 4 vietą, yra galimybė pasiekti kažkokį tai aukštesnį reitingą, jie bus žaidime tol, kol pasieks aukštesnį reitingą. Ten surinks visus įmanomus daiktus ar dar kažką. Bet jeigu nėra jokios galimybės matyti savo vietą, tai koks skirtumas, kam tau reikia daryti kažkokią tai užduotį, jeigu tu net nežinai iš viso, ar ją kas nors, gal jau visi ją padarė. Taigi, achieveriai perėjo visą kontentą ir išsivaikščiojo. Sekanti grupė, kuri mano manimu pradėjo migruoti į kitus žaidimus, buvo socializeriai, nes nebuvo jokių ekonominių ryšių, taigi jau būdas susirasti naujų žmonių, kurių tu nepažįsti, pakankamai yra sunkesnis, jie nedalyvauja jokioje ekonominėje veikloje, bendrauti tarpusavėje jie gali bet kuriame žaidime, kadangi achieverių žaidime iš principo jau kaip ir nebebuvo, tai ir apie juos nebėra, achieveriai patys formuoja didelį kiekį pagrindo, dėl kurio tu gali bendrauti kažkokių tai, kas yra pirmas, kas yra antras, kas yra geresnis, kas yra blogesnis. Taigi socializeriai pradėjo migruoti iš šito žaidimo antri. Sekantis išmigravo killeriai, pirmiausia dėl to, kad žaidimo populiacija krito ir kuo mažiau žaidėjų, kuo mažiau yra aukų, tuo mažiau killerių yra intereso būti žaidime. Ir Exploreriai, ko gero, dar ir dabar yra žaidime, nes kontentas yra labai didelis ir jie iš principo niekaip nėra veikiami kitų socialinių grupių, šitų psichologinių archetipų. Jeigu pažiūrėti į žaidimą ne iš vidaus, o iš išorės, kas įvyko. Tai yra, žaidimas buvo išleistas praeitų metų gruodžio mėnesį ir per 40 dienų jisai pasiekė 1 700 000 vartotojų. Per sekančias 30 dienų, per sekantį mėnesį, šitas skaičius krito iki 1 300 000 vartotojų. Tai iš principo yra tas laikotarpis, kada achieveriai paliko žaidimą. Ir per sekančius 6 mėnesius iki dabar, šiuo momentu šitam žaidime yra kažkur tai apie 500 000 vartotojų. Tai yra, populiacija krito daugiau negu 3 kartus. Tai yra didžiulis vartotojų kritimas ir turėkite omeny, šitas žaidimas kainavo kažkur tarp 150 ir 200 milijonų dolerių jo kūrimas prieš išleidimą. Dar jo palaikymas ir visa kita, ir tie einamieji kaštai yra. Aišku, šitas kritimas įvyko ne tik dėl to, kad žaidimo kūrėjai nesukūrė pakankamai gerą produktą atsižvelgiant į Barklio psichologinius archetipus, yra visokių išorinių priežasčių, yra konkurencija, yra investicijos, yra kūrybinės grupės potencialas ir eilė visokių kitokių dalykų. Bet aš manau, kad būtent tas nesugebėjimas pataikyti į savo žaidėjų psichologinius poreikius buvo labai svarbus faktorius.